Labas, ar ir tu čia ieškai darbo? Taip, bet kaip matau, man čia konkurencijos nėra. Nu, manau, kiekviena iš mūsų turi gerus šansus. Na taip, bet aš nesenai baigiau universitetą, tai manau, jiems labiau reikia jauno žmogaus. Visiškai atvirkščiai šiam darbui labai svarbi darbo patirtis. Aš dėl to nesijaudinu. Sėkmės, jums jos prireiks. Žiūrint į visų jūsų gyvenimo aprašymus ir rekomendacijas, žinau savo pasirinkimą. Džordana Kilimaitė, jūs esate labiausiai kvalifikuota, esate pasamdyta. Labai jums ačiū, esu labai dėkinga už šitą darbą. Diena. Turiu susirūpinimą dėl jūsų vieno darbuotojo. Aš ir keli žmonės ieškome darbo šioje įmonėje ir Jonas Kilimas turėjo pasirinkti vieną iš mūsų pareigoms, bet manau, kad įdarbino neteisingai. Moteris, kurią įdarbino, visiškai neturi patirties. Supratau, aš pasigilinsiu į situaciją, ačiū, kad pasakė. Labą dieną, Jonai. Labą dieną, kokiais reikalais mane aplankote? Rimtais, ką tu įdarbinai tai atsilaisvinusiai pozicijai? Džordana Kilimaitė. Ji neturi jokios darbo patirties, tiesiai iš universiteto, kiti žmonės turi ir patirties ir rekomendacijų. Nu, mano nuomonė, šiai kompanijai reikia jaunesnių darbuotojų. Ta pati pavardė bus tik tai kokia giminaitė. Tai aišku, ne. Sakyk, vis tiek įsiaiškinsiu. Nu, gal tik kokią motinos uošvienės dukros dukra. Tai tiesiog dukra. Jeigu nori taip vadinti. Kraunės daiktus ir kad man nerodytum veidą šitai kompanijai, tu ir tavo dukra atleisti, aš pats pasamdysiu, ko man reikia. Labą dieną. Labą dieną. Jūs buvote teisi, pasamdė giminę, labai atsiprašau už tokias neteisybės, bet jie atleido. Taip ir galvoju. Ačiū Dievui išsiaiškinti. Ačiū jums, kad pasakėt, nebūčiau net žinojęs, jei ne jūs. Bet pats peržiūrėjau visų gyvenimo aprašymus ir pagal viską jūs turėjot būti pasamdyta. Jeigu dar norite šitą darbą, aš mielai jūs įdarbinčiau. Tikrai taip, ačiū labai. Puiku, vėliau apie tai pakalbėsime giliau. Viso gero. Visi.